mes po kurio laiko susirenkam pas Aušrą svetainiai ir virtuvėje, atsimenu, šitas yra vienas didžiausių diskusijos objektų. Aušra grįžo iš Indijos, laiminga, prisilietusi prie, nežinau, amžinųjų vertybių, gal išsimaudžiusi Gangę, nežinau, ar dar kažkur. Kitoj pusėje buvau. Na, tai nežinau, tai reiškia, tai Vytautas, vat, kaip tik prieš pokalbį sakė, kad buvo gyvenime ir geresnių epizodų. Mano gyvenime irgi kartais, kaip pagalvoju, nu, aišku, prasideda pavasaris liktai, tai čia kažkaip tai gal prašviesės, bet irgi toks kažkaip tai užsitęsęs, nežinau, ar tai toks truputį chaotiškas šaukimas, bet kuriuo atveju labai smagu šitoj situacijoje. Tuo labiau, kad žvelgiant į tą bendrą foną, kuriame mes gyvename, tai, na, tikrai neatsimenu, kad būtų tiek chaoso. Aš turiu omeny, pradeda ne tik tai kažkokią tai ten geopolitinę situaciją, kur mes kalbėsim daugiau apie tokius tarptautinius dalykus, bet dar tikrai nebuvo ir tokių dalykų, kaip teismai staiga panaikina grąžina merą į postą, kuri po to prieš tai išėmė, ta prasme rinkimai staiga nebevyksta, kurie buvo jau paskelbti, kažkur tai, ta prasme, kažkok tai tokių atrodo atramų, kur buvo bent jau sakiau aiškios žaidimo taisyklės, tų žaidimo taisyklių vis pradeda kažkaip tai jos nykti, dilti, tai vat, ir tada šitame kontekste mes galvojame pasikalbėti apie tekstą, kuris pasirodė, man atrodo, arba ir Substack, ir jeigu neklystu, žurnale First Thing, tai buvo Ryanso, jeigu jis teisingai ištariu jo pavardę, tekstas įkvėptas irgi kito amerikiečio Rusty Vino, daugiau apie stiprių dievų sugrįžimą, apie tai, kai jis rašė, kad tai, kas dabar vyksta, vėlgi yra stiprių dievų sugrįžimas, nes tie stiprus dievai buvo bandomi išvaryti. Ir taip atrodo vėlgi, kai kalbėti, tai atrodo labai viskas abstrakčiai, bet man atrodo, kad tas tekstas yra vertas dėmesio vien dėl to, kad jis įvardijo dalykus, kuriuos, na, mes jaučiame turbūt kiekvienas, galų gale, jeigu kas klausėtės mūsų pokalbį su Matu apie irgi ten Amerikos rinkimus ir kodėl vat, jie būtent tai baigėsi, ir kai mes kalbėjome apie tą vat, jausmą, teisingiau, kas pagimdė Trumpą, tai ten jau buvo tokių kažkokių tai nuorodų į tai, kad, na, kažkoks tai nenormalumas. Tai buvo kažkoks tai nenormalumas arba kažkoks tai chaosas, į kurį sureaguota, tai, man atrodo, Ryansas bando atskleisti, kas tai yra tas vat, nenormalumas arba kas blogo vyko ir kaip jis, sakysime, į tai, vat, jo supratimu, vat, Trumpas ar kiti procesai dabar vykstantis yra reakcija į tai. Tai šiuo atveju, kiek aš suprantu, mes skirtingai šiek tiek į tai reaguojame ir į tą tekstą, tai bus labai galbūt smagu tai, kad, man atrodo, kažkokios tai vat, alternatyvos mąstymai yra gerai. Taigi, kas nepažįstate, tai čia aišku yra Aušra. Čia, jeigu nepažįstate Aušra po Indijos, irgi yra Aušra. 6 savaičių Indijos saulėje. Taip, visiškai tiesiog Ar šiek tiek įdegiau? Pakeitusi Indiją Aušra, jeigu jūs ką nors girdėjote. Ką reiškia geri kremai su didelė apsauga? Taip. Ir nežinau, ką apie kremų su didelė apsauga gali pasakyti Vytautas, bet turbūt tai, kad Lietuvoje tokių kremų pastarąsias 6 savaitės nelabai reikėjo, nes saulę reikėjo įžiūrėti pro debesis ir pro miglą. Ir migla man buvo toks vienas iš tų tokių simbolių dabartinės situacijos. Tai ir pradėsiu nuo Vytauto. Tai kaip, Vytautai, gyvenimas migloje ir kas tu atradai tą tekstą, tu jį pasiūlei perskaityti. Tekstus su manim pasidalino Dainius Šileika, iš tikrųjų, kuris yra Kanados lietuvis gyvenantis Lietuvoje ir yra bičiulis santarietis rašytojo, Kanados lietuvių rašytojo Šileikos, Antano Šileikos sūnus.
tarnavęs Afganistane. Tai čia bandė atsakomybę nusimesti, ar ne? Ne, Aš čia yra pabandau įdomu, atsekti, čia yra iš įdomu. kur dalykai pareina, Aha. nes aš tai labai dėkingas bičiuliams, kurie man karts nuo karto mesteli kažkokį tai tekstą, kurį įdomu skaityti. Prieš tai, kad mūsų klausytojai galėtų įsivaizduoti, man atrodo, verta įvardinti iš tikrųjų, kas yra tie stiprieji dievai ir kas yra tie silpnieji dievai. Nes iš tikrųjų ta dilema, kurią straipsnio autorius pateikia mums, savotiškai yra tokia kova tarp silpnų dievų, kurie dominavo, sakykime, 20-ajame amžiuje, ir 20-ą amžių jis taip sąlyginai priima, kad 20-as amžius jam prasidėjo nuo 45 metų, tai yra nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Ir, sakykime, jisai baigėsi dabar, tik tai dabar tai vat yra su Trumpo atėjimu. Tai tas 20-as amžius nėra chronologiškai suprantamas, bet jis suprantamas kaip tokia epocha labiau, kurioje dominavo tai, ką vėlgi Lyons įvardina kaip, na, sakykime, tos atvirosios visuomenės ortodoksija, kuri buvo Karlo Poperio, reiškia Open Society and its Critics, or its Enemies, knygos pavadinimas buvo taip. Atvira visuomenė ir jos priešai, labai įtakinga knyga, pasirodžiusi, kada ten 5-ajame dešimtmetyje, kurioje buvo maždaug išdėstyta tokia, nu, toks naujas pasaulio matymas, kuriame fašizmas, ar ne, buvo sutapatintas su stipriais įsitikinimais, stipriais tarpasmeniniais, bendruomeniniais ryšiais, stipriom religijom, stipriom vertybėm, jeigu galima tai vadinti vertybėmis, vėlgi aš to stengiuosi vengti to žodžio, bet sakykime. Reiškia tokia stiprių įsitikinimų, stiprių visuomeninių saitų visuomenę. Jis pabandė tai pakeisti ir sėkmingai, tokių reliatyviai išskydusių, neįpareigojančių, save neidentifikuojančių su kažkokiom tai bendrijomis, bet labiau tokios atviros visuomenės ideologija. Ir va, ta atviros visuomenės ideologija, jinai dominavo, sako straipsnio autorius, šitame 20-ajame amžiuje, bet dabar jai atėjo galas. Nes tie stiprieji dievai, jie niekur nemiršta, jie stūno šešėliuose, užkaboriuose ir atėjus laiko jie išeina vėl į scenos priekį. Tai va dabar mes turim tai, ką straipsnio autorius įvardyja kaip tų stipriųjų dievų sugrįžimą. Ne? Ar aš maždaug teisingai įvardinu bendrais bruožais tą tokią didžiąją dilemą? Tai man atrodo, kad, sakysim, jeigu priimti Lyonso schemą, nors, pavyzdžiui, koks nors tas pats Fukuyama, kai jis ten dėsto net ir apie tą pačią istorijos pabaigą, jis dėsto šiek tiek kitaip, jis dėsto apie tai, kad pat optimizmo amžių, tą 19, kuris baigėsi praktiškai kartu su pirmu pasauliniu karu, keičia pesimizmo amžius, kuris prasideda su tais su pirmuoju pasauliniu karu ir paskui vat ieško, tada yra nusivylimas savimi ir tada irgi galima sakyti silpnųjų dievų epocha, tik jis kitaip ją vertina. Bet šiaip tai taip, ką tu ir sakai, kad Lyonsas, mano supratimu, kalba, ar tas projektas, vadinkime taip, kuris atsirado po Antrojo pasaulinio karo ir kuris buvo vadinamas kaip naujoji pasaulio tvarka, kuris turėjo užkirsti kelią, pasakyti, daugiau niekada. Nu, ta prasme, tas projektas, kuris aiškiai, mes matome, kad jis jau suiro, ir jis suiro ne su Trumpo atėjimu, bet jis jau, sakysim, vien su tuo, kas vyksta Ukrainoje ir su kraujo liejimu ir kad vyksta karai, pasirodė, kad visiškai, ta prasme, jis yra, sakysim, neįvykdė savo misijos. Tai vat klausimas yra, kas tas buvo projektas ir kas jį keičia. Tai, sakysim, Lyonsas sako, kad tai buvo silpnų dievų bandymas projektas, bandymas
pasakyti, kad galima išvyti tuos vat, kažkokius tai vat, stiprius jausmus, tai iš esmės taip apskritai vat, tas tokiu vat, kažkokiu tai bandymas viską tam tikrą prasme išgydyti, netgi irgi ta prasme, yra dar gera knyga apie tą psichologinį posūkį, kad iš esmės buvo labai viskas psichologizuota, viskas buvo pasakyta, viskas reikia jaukiai įsipatoginti pasaulyje, viską, visus trigerius stiprius nustumti, pabandyti, kad viskas mūsų neerzintų, nenervintų, sugyventume, kad nedaug dievė, jeigu kas tik tai kelia stipresnius jausmus, tą reikia kažkaip tai, užšaldyti, atšaldyti, ta prasme, sumažinti ir tada tarsi tų kažkokių tai stiprių išgyvenimų nebuvimas tarsi sukurs kažkokį tai saugumo rojų, čia kitaip sakant. Tai ir praktiškai jis, tik tai Ryansas sako, kad Trumpo atėjimas ir tai, ką daro Trumpas, galima matyti kaip stiprių dievų sugrįžimą, kaip būtent to nacionalizmo, religijos ir kitų, sakysim, tų kažkokių tai stiprių jausmų sugrįžimą. Kas yra svarbu, ką ir mes čia irgi pabrėžiam, kad grįžta kartu ir politika, nes politika buvo išstumta kartu su į tokią, irgi kažkokiu tai, vadinkim, pakaitalų, tokiu, kažkokiu tai terapijos, psichologijos, nežinau kaip jie tenai pavadinti. Tai mes paruošiam čia dirbą Aušrai pasireikšti. Aš gavau tą laišką Indijoje, kuris sėdėjau tokiam rojaus kampelyje, visiškai utopinėme mieste, tarp miškų, išbarstyti puikus namai ir karvės vaikšto ir skanu, ir kavinės, kaip Vilniuje tokios kokybės beveik neturime. Ir aš, kai gavau tą tekstą, aš perskaičiau ir jis man buvo labai artimas dėl daugelio priežasčių. Tai nereiškia, kad aš esu to teksto fanė. Tiksliau, aš esu tos teksto fanė, bet tai nereiškia, kad aš sutinku su kiekvienu žodžiu taip. Kodėl? Man čia sėdi Vytautas. Jis visus metus man visą laiką aiškino apie santaros šviesą. Ir visą laiką mane kvietė ten kažkaip važiuoti. Ir aš kažkokį viduje visą laiką turėjau jausmą, kad tikriausiai reikia man kada nors ten nuvažiuoti ir pamatyti visą tai iš arti, bet aš turiu labai daug nuoskaudos šitiems žmonėms, kurie kūrė tą tokį, jie labai skirtingi, aišku, ir ten yra tūkstančiai tikriausiai atšvaitų ir įvairiausių skiriukų, kurie labai mėgo šnekėti apie tokius mielus dalykus, kurie tame straipsnėje pateikiami kaip silpnų dievų viešpatavimas. Tolerancija, visi taikus, dialogas, susėdami ir ilgai šnekamės, lygybė, vartotojiškas kontekstas, maloniai leidžiame laiką ir mandagių žmonių. Mandagų, visi labai mandagus. Taip. Nieko nereikia, akių nedrasko. Buvo tokia vieno, Donskis jau mirė pakankamai ilgai, kad aš galėčiau pasakyti savo nuomonę, kuri bus priešinga tam, kas Lietuvoje įprasta apie Donskį sakyti. Aš 2 kartus esu susidūrusi su Donskiu asmeniškai. Vieną kartą aš jo vienam susitikime, kuris tikrai įdomiai kalbėjo, ten Bohemos kavinėje Ignokto gatvėje. Aš priejau, kad jis pasirašytų man knygą. Ir jisai pasakė, aš jums knygos nepasirašinėsiu. Ta prasme, kažkokius ten asmeninis toks santykis buvo. Jis tokią darėjo laidą, kuri vadinosi Be pykčio. Taip, aš tą laidą vadinau Be pykčio, su neapykanta. Nes ta laida visą laiką prisikvietus draugų buvo aiškinama, kaip kita pusė blogai mąsto. Aš ne vieną kartą su žmonėmis iš tos santaros, įvairiausiose kontekstuose esu šnekėjusi ir jie man visą laiką duodavo suprasti, kad mane pažemina tai, kad aš esu praktikuojanti katalikė. Aš nežinau, ar tu gyvenime su šito susidūręs, bet kadangi mano aplinka yra tokia ir liberali, ir tokia kaip agnostiška, aš net nežinau, kaip pavadinti. Mes visi pasirenkam arba tikiu, kad netikiu, nes visais atvejais tu turi tą dovaną neišspręstą iki to momento, kol išspręsim, bet jau nebegalėsim papasakoti niekam. Bet aš ją kažkaip išsprendžiau nuo vaikystės. Aš neturiu tos. Ir aš tą visą laiką aiškiai deklaravau. Ir aš labai daug sulaukiau tokio savotiško atstumimo, nes lyg tai aš kažkaip man kažko trūksta. Pavyzdžiui, tokia
labai įžymi kabutėse katalikė kaip Vilija Abramikė, neteisingai pavardę sakau, aš stengiuosi pamiršti pavardę žmonių, kurių nesuprantu logikos. Jinai viename susitikime, mes kartu kandidatavome į Seimą, jinai pasakė, kad balsuokite už mane, nes aš esu liberali, o Maldeikienė katalikė, jinai jums viską uždraus. Žinant, kaip atvirkščiai tas viskas yra tikrovėje, tai labai Trumpų kvepia. Taip? Tai suprantate, man iš tikrųjų tas pasaulis visą laiką atrodė utopinis. Galbūt dėl asmeninės patirties, tokios labai stipriai nuo vaikystės religinės, gal dėl daugybės kitokių asmeninių patirčių, santykių su žmonėmis. Aš visą laiką turėjau tokį jausmą, kad yra prarasta esmė. Ir iš kitos pusės aš tokį jausmą turėjau kaip žmogus, kurio tikroji profesija yra ekonominės minties istorija. Man niekada, nei vieną sekundę, tas, kaip jie mėgsta sakyti, komunistinis universitetas Maskvoje, nei vieną sekundę nedavė suprasti, ir apie tai buvo visą laiką kartojama, kad ekonomika yra moralės mokslas. Jie atsiranda kaip moralės, kas yra Adamas Smitas? Adamas Smitas yra moralės filosofas, jis niekada nesivadino jokiu ekonomistu. Žodis ekonomika atsiranda 1903 metais, jeigu neklystu, su Maršalo darbais, iki tol tai visada buvo politinė ekonomija. Politinė tai reiškia moralinė. Ta prasme, visada tas akcentas buvo. Dėl to aš tos abejonės niekada neturėjau. Ir visos tos knygutės, kaip tapti turtingam, ten visas tas debilizmo laukas, kur įeini bet kurį knygyną ir taip kerta man tai kerta per smegenis. Aš nusisuku, stengiuosi nematyti, apeinu tos skyrius, nes ten yra žmonių mulkinimo mašina. Tai vat, ir iš tikrųjų, tas straipsnis, jisai tarsi sutraukė tą mano vidinę jauseną. Ar aš suprantu iki galo tą straipsnį? Aš atsisėsiu, aš rytoj savo akiniuose parašysiu savo tą vidinį jausmą ir aš tą straipsnį dar apmąstysiu. Aš nežinau kontekstų, ta prasme, neskaičiau tos pirminio šaltinio, su kuriuo yra diskutuojama, pasistengsiu tą knygą kažkaip rasti ir perskaityti. Kai jau baigsiu Keynesą, nes dabar tiesiog gyvenu su Keynesu, tai reikia kažkaip leisti jam jau gyventi su manimi. Bet iš tikrųjų man pasirodė yra labai svarbi problema. Ir kodėl aš labai norėjau, kad mes apie tai pašnekėtumėm. Problema, o kaip reikia jaustis tolerantiškame pasaulyje, jeigu tai, kas tau svarbu, netitinka kieno nors susigalvotų tolerancijos taisyklių ir tada tau jau deda į veidą. Pavyzdžiui, aš visiškai suprantu, kad yra žmonės, kurie daro maršus, mano supratimu, buduliai, idiotai, kvaili ir baisus ir stato kartuves kitaip mąstantiems žmonėms. Bet jeigu tu jau skelbi atvirą visuomenę ir toleranciją, tai būk tada iki galo, sutik, kad tie žmonės turi teisę pasakyti savo žodį. Bet iš jų tas žodis buvo atimtas. Ir jis buvo atimtas tiek, kad jis padarė didelės įtampas, beprasmiškas. Kas man visoj toj tolerantiškoj visuomenėje ir tų kabutėse silpnų dievų, aš nežinau, man atrodo, tie dievai labai stiprus. Kai aš įsivaizduoju, kaip šitie dievai, ten yra gera frazė, uždrausta uždrausti liktai sako, o iš tiesų man atjungė nacionaliniam eteryje, man atjungė mikrofoną, nes aš nepagarbiai šnekėjau su kažkokios sumautos pramoninkų konfederacijos kvailiu, kuris apie mokesčių supranta kaip Maldeikienė, apie, nežinau apie ką, apie krepšinį, nieko tai yra. Ir aš paskui, jūs kalbat nesąmonės, man atjungė mikrofoną. Net nepaklausė, kodėl. Ta prasme, aš esu profesionalas toj srity. Tai aš tame, tie silpni dievai, jie buvo labai pikti. Jie tokie atrodė labai malonu. Žinot, kaip mandagų žmonės. Aš labai bijau mandagių žmonių. Dėl vienos paprastos priežasties. Mandagumas yra nuostabus dalykas. Bet mandagumu baisiai lengva manipuliuoti. Kas yra mūsų politika? Atsisėda kokia nors Blinkevičiūtė ir visiems linksi pagražintų veidelių. Man atrodo, jie dvigubai suspaudė prieš rinkimus reklaminiuose šitose. Ir aš matau tą žmogų šalia gyvą 5 metus lėktuve ir girdžiu, ką jinai šneka. Suprantat, žmonės mato mandagų pavydalą ir jie, man daug kas sako, bet jūs gyvenime tokia draugiška, viskas, ko jūs tokia pikta. Todėl, kad sakau, kai nueinu, nebeišlaiko nervai jūsų šitam spektaklį dalyvauti. Viešumoj. Tai man, aš užbaigiu,
Tai man tas straipsnis, čia galbūt yra toksai, jis man yra labai didelio mąstymo pavyzdys ta prasme, kad aš nežinau kaip jūs, bet mane jis palėtė asmeniškai. Aš kažkaip pajutau, kad, tas pasaulis, kuriame aš gyvenu, kaip aš mąstau, jis turi kažkokią kitą erdvę. Ar tai yra gera erdvė? Ir kad tas ateinantis technofašizmas, ir ten prie Trumpo hebra sėdinti, tikrai neturi nieko bendro su tais stipriaisiais dievais, kurie yra ten galbūt suvokiami kaip, nežinau, tie, kurie tvarką palaiko. Tai aš šito netikiu. Čia yra tiesiog gal kito chaoso ateimas. Bet kad ta pradinė erdvė, tas 20 amžius, sukūrė iš tiesų utopinį pavydalą, kur žmogus tiesiog turi tylėti ir turi pritarti tam tikrom toleracijos normom, tai čia, man atrodo, faktas. Arba jis yra fašistas, ar ne? Arba, taip sakant, kitais žodžiais tariant, ta tokia iš pažiūros labai švelni, tolerancijos pilna, ta atvira visuomenė. Ji kartu užsiima tokia prevencija, kuri sako, žiūrėk, jeigu tu nukrypsti nuo tos ortodoksijos, tai čia maždaug tiesus kelias į fašizmą. Ir erdvės kažkokiai diskusijai ir tolerancijai ir nebelieka, ar ne? Tai va čia yra tas vienas iš aspektų, kurį... Aš tą esu asmeniškai labai patyrusi per savo tikėjimą. Aš gyvenu tokio, tikrai kartojuosi gal, bet aš gyvenu aplinkoje, kur tikrai yra, žmonės, nei ten jie vaikšto su manimi, nei jie praktikuoja daugumoje, bet kai aš tą leisdavau savo pasakyti, tai arba tave girdi taip, tai jinai čia vaidina katalikė, nes nori pasirodyti, kad yra morali, čia tokia konceptas toks egzistuoja absoliučiai absurdiškas. Aš visą laiką sakau, mano tikėjimas yra tam tikras įsipareigojimas, kartais labai sunkus. Ir kai kurie įsipareigojimai buvo tie, kurie man gyvenimo griovė. Aš juos ištempiau, dabar sėdžiu ir galvoju, ar tikrai protingai dariau. Tikriausiai dabar kai kurių net nekartočiau, bet dariau, nes tikėjau. O su manimi elgdavosi taip, kaip su žmogum, kuris primeta kitiem taisyklės. Žodžiu, net kas buvo blogai tame lauke. Tame lauke nebuvo. Jie labai mėgdavo kalbėti apie atvirą visuomenę, apie pokalbį, dialogą. Dialogas buvo sunaikintas. Andriau, aš norėčiau, kad mes grįžtume prie tų tokių kertinių teiginių to straipsnio. Tai vienas iš teiginių jau Aušros buvo paminėtas, kuris sako, kad savotiškai politika buvo išstumta šitos atviros visuomenės ideologijos į kažkokias tai paraštės, nes politika savaime implikuoja konfliktą, o kaip Andrius puikiai paminėjo, mes konflikto vengiame, mes visus kampus norime nuglaistyti, kad viskas būtų patogu, komfortiškai, mūsų nežeistų ir vidinių konfliktų nekeltų. Tai vienas aspektas yra tas politikos išstumimas, dabar ta politika sugrįžta. Tai čia buvo vienas iš teiginių. Kitas teiginys, kuris man atrodo vertas aptarimo tolesnio, ir aš čia norėčiau į tave, Andriau, dabar kreiptis, tai straipsnio autorius sako, kad jeigu mes priimam tą postulatą, kad iš tikrųjų dabar tie silpnieji dievai nueina į šalį, tai klausimas, ar iš tikrųjų mes galim kalbėti apie kažkokios tai eros pabaigą, kur, Trumpas yra toks riboženklis, simbolinis riboženklis, kurio visa politika, ir ne tik politika, bet visa maniera, kaip politika yra daroma, kieno vardu politika daroma, vardan ko politika yra daroma, kad iš tikrųjų tai žymi eros pabaigai. Ar tau susieina šitie dalykai, ar tu sakytum, čia yra pernelyg pritempta? Matai, aš dabar pradėsiu irgi, kadangi mes čia kalbamės, tai bendrai galvoju, kaip labai gerai suprantu, kai Aušra jaučiasi parašiusi Melo ekonomiką. Ji parašė Melo ekonomiką ir po daugybės metų žmonės tarsi kartoja tos pačius teiginius ir galvoja, aš jau rašiaugi ten tos teiginius visus. Bet aš dėl ko šitą prisimenu, nes tarsi, kai aš rašiau knygą Laisvų žmonių bendruomenė, tos knygos esmė buvo tai, kad aš ėmiau 4 kategorijas. Gera knyga. Aš ėmiau kategorijas demokratija, žmogaus teisės, tolerancijos. Ir šitas kategorijas sakiau, kad kas su jomis yra ne taip, kad jos iš principo tampa priešingybėmis. Tada, aišku, dabar gal kažkas
kažkaip kitaip. Beje, dėl šitą knygą labai daug su Leonidu mes diskutavom ir sakau, sakysim, vat vėlgi čia, kadangi kaip gera, kad mes turim skirtingas patirtis, Leonidas man yra labai išskirtinė figūra, aš jį labai myliu ir labai aš jį vertinu ir aš matau kitokį, aš matau Leonidą jokių būtų lygiai tokį patį, kuris gali prikalbėti nesąmonių ir gali būti labai netolerantiškas, visas šiuo atveju, bet kita vertus aš labai atsimenu dar beje su Leonidu mūsų turbūt vienas iš paskutinių pokalbių buvo apie tai, kai aš visada su juo, jis man kalbėdavo kaip su kataliku, o aš su juo kalbėdavo kaip su agnostiku, kuris man sakė, žinai, iš tiesų, kai aš pažiūrėjau į Strasbūro katedrą ir pagalvojau, kas palyginus visas tas liberalizmas su Strasbūro katedra. Turiu omeny, kad žiūri vienur, kur yra amžini dalykai, o kitur tik tai tokie. Tai vat, Leonidas turėjo įvairių dalykų, bet aš turiu omeny, kad, ką aš dar toje knygoje rašiau prie viso to, aš toje knygoje rašiau apie du tokį perskirą, kurie dar kažkada tai įdėjo Škler, bet man jie labai yra svarbi tarp baimės liberalizmo ir, vadinkim tokio ne baimės, arba vadinkim laisvės. Tai vadinkime tarp Hobso ir Milio. Ir iš esmės, tai nes Hobsas kažkada tai sakė, kad visi mes turime būti tokie, užsidėti tokias kapsulės, šarvus ir kovoti už savo ten teisę ir tada kažkokį tai Milis daugiau kalbėjo apie tą būtent dialogo esmę. Iš esmės problema, kad laimėjo... Iš esmės abu kalbėjo apie savęs išsaugojimą, tik tai vienas kalbėjo apie komfortišką savęs išsaugojimą. Ne, bet Milis kalbėjo apie galimybę būti skirtybių pasaulyje ir išlikti skirtybių pasaulyje. Matai, Hobso kalbėjimas, čia yra liberalizmo drama, yra, kad jis iš esmės, jeigu mes priimame Hobso schemą apie visų karą prieš visus, tai mes tada turime taip visus neutralizuoti, taip visus padaryti mandagiais, nes priešingų atveju kitoniškumas kaip toks yra grėsmė. Nepaisant to, ką mes kalbėsim, vis tiek mes kitoniškumą turim suvokti. Tada mes turime užmušti visus stiprius dievus, viskas užmušti, mes turime, taip, visi būti tokie... Arba turėtų stiprų suvereną, kuris... Bet iš principo į ką vedė, realiai, kad mes visi turime tiek suglepti, kad negalėtume vienas kitam nieko padaryti. Geriausia iš viso vertybių neturėti. Geriausia nešvesti kalėdų, nes tu gali įžeisti tą, kuris nešvenčia, kas čia yra absurdai prasidėję šitie dalykai. Geriausia nebūti savimi, nes buvimas savimi pradeda žeisti kitą. Ta prasme, tas, aš ką irgi bandžiau rašyti ir ką Ransas rašo tą patį, tik tai gal jis dar stipriau, kad iš esmės liberalizmas turėjo savo, liberalizmas, ypač hobsiškas, kaip išvadinu, jis turėjo savyje labai pretenziją tapti naująją religiją, nes tie liberalų katalikai, kurios dabar labai vadina leftistais, teisingai, ta prasme, aš tik tai nelabai sutinku, galbūt dėl tų ten savokų kažką tai ten suvokimo, bet taip, tai leftistai iš esmės naujieji komjaunuoliai pagal tą kalbėjimą, kurie ateina arba naujieji tokie klerikai, kurie ateina ir įteisina savo tikėjimą. Tu negali pasakyti, kad tau nepatinka mano gyvenimo būdas. Tu negražu, tu negerai, aš tave užčiaupsiu. Ir ta prasme, ir natūralu, kad žmonės pradeda į tai jausti, kad tai, kaip sakyti, kad tai neteisybė. Kai liberalizmas, kuris savo esme pradėjo kovoti, kaip sakyti, prieš ideologiją, jis tampa tokia, naująją religiją, ta prasme, jis kūrė naujus stabus, ką ir sako Ransas, jis kūrė naujus stabus, tie stabai yra tokie maži dievai, jis sako, reikia išnaikinti didelius dievus, kad nebūtų, kad būtų saugiau, sukurkime tuos mažuosius dievus ir natūraliai tada, kaip ir jis nepripažįsta tos jausenos, kad pavyzdžiui, kaip ir Kaušas sako, aš gal kitaip visą laiką išgyvenau, bet jis nepripažįsta man kaip katalikui galėjimą gyventi. Prisiminkim galiu Roką, kur aš irgi čia atsiprašau. Rokas sakė, kad turime būti tolerantiški visiems išskyrus katalikus. Ir dar todėl, kad katalikai negalime būti tolerantiški, jie per daug kažkuo tai ten stipriai tik ir dar jie ten... Bet katalikai yra prisidirbę su inkvizicijom. Ne, bet čia ne dėl to. Mes visi žmonės. Bet čia ne dėl to. Čia ne dėl to jis sakė. Bet tai yra, nes kai tu esi tolerantiškas, tu visada turi kažkur tai brėžti ribą. Ir natūraliai formavosi, ir sakau, ką mes ir kalbėjome per pokalbį apie Trumpo iškilimą, natūraliai formavosi pas žmonės toks neteisybės jausmas, neteisybės, kad jis neatpažįsta
save, su tuo, kas jam brangu toje tikrovėje, apie kurią kalba. Kai kalba, sakysime, ta liberali demokratija, žmonės net pažįsta savęs. Aš pavyzdžiui, didžiausią konfliktą, nuo ko prasidėjo mano konfliktas su, tarkime, bažnyčioje artimai žmonėmis, nes aš buvau pradžioje labai nepriimtas liberalams, kodėl po to tapau nepriimtas tiem tokiam aršiems bažnyčios žmonėms, tai dėl šeimos, bet dėl šeimos prasidėjo dėl to, kad, kai aš pasakiau, kad, situacija su vaikų išnaudojimu yra tokia didžiulė, kad mes negalime paprasčiausiai sakyti, kad šeimos visada teisios. Ir visada tada jie labai įsižeidė ir pasakė, kad ne, kaip jūs čia, šeima yra šventa. Šeima yra šventa o jūs dabar norite, ką jūs pasakysite, kad mes negalime mušti vaikų iš meilės. Ir visą tą. Ir aš tada bandžiau sakyti, o prievartauti iš meilės galima vaiką. Bet aš tada, dėl ko man pasėjo alergija stipriais dievais. Nes kartais stipriais dievais, jie tada įsivaizdavo, kad jeigu mes viską padarysime tvarką, supranti, kame mano reakcija, kad aš žiūriu į tą Ryanso tekstą, iš esmės, labai gerbdamas, man labai džiugu, kad atsiranda tie tekstai, nes mums reikia pagaliau grįžinti į apskritai kalbėjimą, kaip sakyti, skirtingas pozicijas. Nes ką padarė liberaliai ta demokratija, iš principo išmetė visas pozicijas, paliko tik tai galima tokį kalbėjimą, iš tikrųjų jie pabaigė istoriją. Ta prasme, istorija pabaigė pasakydama, kad visos kitos pozicijos, kurios su mumis nesutampa, jos yra anapus istorijos. Jeigu tu esi katalikas, tai tu iš esmės dar gali būti katalikas iš gailesčio. Bet žinok, jau viskas, ką padarysi. Jau 19, taip. Kaip viena ponia man nesenai parašė, atrodo tokia protinga moteris, o tiki. Šitą logiką yra. Šitą logika. Tai šitą grąžinti. Bet mano supratimu, kas vyksta, kas yra baisiausiai, vyksta stabų kova. Ta prasme, man kai kalba apie stiprius dievus arba silpnus dievus, ir tai yra vienų stabų keitimas kitais, nes esminis dalykas, kaip pasakyti, kas atsitiko? Žmogus sugalvojo, kad jis gali kurti dievus. O čia esmė. Iš esmės čia sekuliarizacijos esmė, žmogus sugalvojo, kad tai gali būti nacionalistas, jis sugalvojo, kad galima kurti dievus. Ir tada prasidėjo kova, kokie dievai yra geresni, dievų rinka. Mano supratimu, kaip sakyti, man pats įvykis svarbiausia, jeigu sakytų 20-ojo amžiaus. Aš sakyčiau, antras Vatikano susirinkimas, todėl kad antro Vatikano susirinkimas buvo vienintelis judesys, kur buvo pasakyta, kad grįžti, jeigu mes norime autentiškai grįžti prie kažkokių stiprių dievų, mes turime grįžti į pradžią, mes turime išsivilkti iš to ideologijos rūbų ir pasižiūrėti ne į 19 amžių. Ta prasme, mes turime grįžti, kaip sakyti, ne į tą ancient režimą, ne į tą senąjį režimą, bet mes turime grįžti, tada pabandyti grįžti dar žymiai anksčiau ir pabandyti apskritai deideologizuoti žingsnį, kas yra nepaprastai yra sunku ir, sakysime, kai matome, kad ne visai tai galbūt pavyko, bet aš turiu omeny dėl to, ką aš bandau pasakyti? Aš bandau pasakyti dėl to, kad aš manau, kad straipsnėje pateikta labai gera diagnozė, ta prasme apskritai, su tais, kad negalima išstumti, negalima iš žmogaus apskritai išstumti kažkokį, nes čia buvo bandymas išstumti kažką tai savastį žmogaus ir ją pakeisti, kažkuo tai kažkokiais tai, nežinau, kažkokį tai procesą. Savastis apima ir prietarus, kuriuos... Tai viską. Ir blogį apima. Apima labai daugybę dalykų. Čia apsimeskim, kad blogio nėra. Ta tolerancija, kas dar buvo čia, Kaušo labai teisingai pastebėjo, tai kažkitas. Tolerancija tapo toks žodis, jis tapo tolerancija, aš tolerantiškai, aš nepastebiu. Atsiprašau, kad prieš mane žmogus apsikakojo, man mandagu nepastebėti ir nepasakyti, kad smirda. Aš sakau, oi, kaip netaip kvepia, oi, kažkaip tai kitoks kvapas, ar dar kažkas, tai mes nustojame apskritai vardinti. Ir tada po kurio laiko ateini. Man labai patinka, kaip žodis senas buvo pakeistas žodžiu senjoras. Kai man pasako senjorė, aš sakau, net nesu buvusi gyvenime Ispanijoje. O dabar, žinai, kad dabar yra kitas, yra amžėjimas. Dabar nesenėjimas yra amžėjimas. Aš dėl to labai kovoju. Aš kai kas nors man pradeda pasakoti, kam jūs sakote, kad jūs sena, jūs jauna, aš sakau, o jūs atrodote gerokai senesnis, nors ir jaunas. Ta prasme, mes kūrėme eufemizmus ir eufemizmais uždarom pasaulį. Ne, tai ką aš noriu pasakyti, man atrodo, gerai, dabar viską, dabar jeigu taip
pradėti trumpiau. Aš manau, kad mes, kiekviena visuomenė ir ką liberalizmas bandė išstumti, kiekviena visuomenė turi tam tikrą moralinę gramatiką. Nu, ta prasme, ką aš sakau, yra dorovinė gramatika, kurią turi. Buvo bandyta apsimesti, kad jokios gramatikos nėra ir tada, kai jos nėra, tai tada kažkas tai pradeda rašyti didžiosiomis raidėmis. Nu, kaip aš sakau, pradeda rašyti tą reakciją, kuri yra, kurią mes matome, ta reakcija galų gale, nu kaip sakyti, kad kiek yra lyčių, kad ten yra dvi lytis, nu yra, ten, aš suprantu tos žmonės, kurie reikia, kad yra dvi lytis, nes jau kažkoks tai kitas aiškinimas, jis jau buvo suėjęs, nu neaišku su kuo ir neaišku apie ką, atsiranda tas, nu sakau, ir iš judėjimo, tada ta reakcija tik tai problema dabar, kur aš matau dabar didžiąją dalį mūsų dalyko, tai bandyti iš tiesų nusimti tas primestas kaukes ir grįžti į politikos šauką, kuris yra antagonistinis, agoniškas, kaip kovojantis, bet kuris yra ir klausantis. Mano problema, kai tekste kalba apie Trumpą, kaip apie tą grįžimą, kad aš nematau tame klausimuose. Aš matau paprasčiausiai tame parodymą, nu kaip sakyti, durimą į visus ten, sakysime, balioną susprogdini, tą, kuris buvo ten yra, bet aš nematau paprasčiausiai tą, ką Aušra irgi vadino technokratiniam ten tam kažkame, aš nematau irgi politikos kaip tokio, nu kaip noro matyti kažkur tai kitą, ar kaip nors. Aš matau tokį kaip, ta prasme, čia irgi absoliutų monologą, kuris, yra natūrali reakcija. Ta prasme, aš galiu sakyti, kad tai yra natūrali reakcija, man ji nepatinka, bet tai yra, kaip sakyti, bet tai yra natūrali reakcija, kaip buvo, kaip sakyti, kai tu kažkur tai gyveni, kažkokiam sąlygom atsiranda lygos. Aš tai dėl to žiūriu į tą etapą kaip į visiško to, vadinkime, silpnų dievų kažkokią tai kulminaciją, o ne kaip į naują etapą. Aš manau, kad Trumpas priveda visą tai iki tokio absurdiško, kaip sakyti, pabaigos, kurioje mes jau tada turime arba radikaliai kažką tai keisti, arba, ta prasme, mes neišgyvensime to dalyko. Bet tai atrodo, kad mes turėsime keisti dalykus vien dėl to, kad Amerikos įsipareigojimas Europos saugumui dabar jau yra klausimas ir šitas dalykas atrodo, kad priverčia Europą keistis. Bet Vytai, ir Aušra, tas klausimas buvo, bet apie ką buvo Europa? Iki tol. Ta prasme, problema... Aš turiu aišku jausmą. Europa buvo apie tai never again. Mes niekada nebeturėsime karo. Bet tai giliai kertasi su viena fundamentalia, galbūt, aš nežinau, man atrodo, absoliučiai visose religijose ir šiaip sveikam prote esančia mintimi apie tai, kad mes esame žmonės ir mumise visada konfrontuoja gėrį su blogiu. Kad mes iš tikrųjų esame žmogiškos būtybės, ką tarkim krikščionys vadintų prigimtinę nuodėmę. Nešiojame savyje blogį, dar kažkokią formą, kodėl mes bandome su juo kovoti. Tai jeigu tu įsivaizduoji, kad blogį žmogaus atskiro individo viduje tu gali pakeisti taisykle, 5 punktų NATO, kažkokiom tarptautinio bendravimo taisyklėmis ir jos amžinai veiks, tai tu esi kvailas. Nes taip nesidaro pasaulyje. Užsienio politika grįsta šituo idealistiniu įsitikinimu, kad yra toks dalykas kaip taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka, kurią įgyvendina. 2019 metais aš einu į Europos parlamentą. Aš esu vienintelė, mano programa, jinai yra vieša, aš esu vienintelė, kurie sako, aš pritariu Makrono šitai idėjai apie autonomiją europinę. Aš nesutinku, kad mes turime visada aklai žiūrėti NATO. NATO yra puiku, nuostabu, tegul padeda, bet mes turime daryti savo, mes turime naikinti veto teisę. Žinai, kas mane auklėjo? Mane auklėjo visi. Labiausiai mane auklėjo Kubilius ir Ingrida. Jie ir sakė, Aušra, kaip tu nesupranti. Aš sakau, žmonės, niekas, dar niekada per visą žmonijos istoriją parašius įstatymą, tu negali pasakyti, kad dabar jau taip ir bus.
Ne, nes iš principo buvo, matai, jeigu grįžtant į tą vėlgi. Ta utopija kartais guli sąmonė. Aš šiek tiek apeliuoju tą pokalbį, man atrodo, Matas labai taikliai pasakė praeitą mūsų pokalbį, kas yra. Ta prasme, buvo tam tikras sutartis, va čia iš esmės, kurį išaugo iš Maršalo plano, žinai, visas yra, kad Europą jūs dabar žaidžiate savo smėlio dėžėj, gamina, nu, ta prasme, jūs susidarote savo, sugalvokite daugybę ekonominių taisyklių, galvokite savo ten, kiek agurkai turi būti ilgio arba panašiai. Jūs galvokite kažkokį tai tokį pasaulį. Amerika imasi maždaug tenai tokio, žinai, įsijauti tokio kaubojaus vaidmenį, o jūs ten, ta prasme, geriau iš esmės nieko nedarykite. Ir va čia, ir apibėjo, būtent Čerčilis prieš tai irgi Europą labai irgi jam tai kėlė nerimą ir sakė, kur meritasi. Bet taip sakė, bet buvo sakoma maždaug, nu žiūrėkite, Vokietija turi jausti kaltę, kad ji kovojo maždaug tenai, kiti Anglija jau ir taip jau, žinai, nu dabar jau pavargo nuo karo, Prancūzija irgi ten turi visokius tenai, žinai, žodžių karus. Tai dabar jūs tenai sėdėkite, va, maždaug ten savo gražių ten podukų ir galvokite, kad jūs ir vaikėkit maždaug. Ten kurkite savo kažkokią, tai vadinkime, gerovės valstybės, kurios irgi yra labai neaiškus. Ir va šitą buvo priimti, ir kaip sako Aušra, ir mūsų toj politikoje buvo tai labai esminis dalykas, maždaug ten Europos ir Amerikos priešprieša, bet koks pasakymas, nemandagus iš Europos Amerikai, kad mes norime stiprėti, jis yra nemandagus, nereikia. Nerzinkime Amerikos autonomiją, kalbėjimas apie strateginę autonomiją Europos, jis yra negražus, nes tai yra tarsi prieš NATO. Įdomu dabar, kad vėlgi Rasa Juknevičienė dabar kalba apie Europos Sąjungos kariuomenę. Nu, apskritai apie tai, kaip viena, kad Europos Sąjunga, bet būtent ji buvo labai ryškiausia, ji buvo ryškiausia prieš ryškiausiai Rasa kalbėdavo apie tai, kad negalima jokių būdų priešstatyti, nes NATO yra absoliučiai viskas. Amerika yra absoliučiai viskas. Bet sakysime, čia taip. Bet suprantate, Rasa yra žmogus, kuris yra tas klasikinis žmogus taisyklė. Taip? Ir ta taisyklė labai lengvai kenčiasi, todėl kad taisyklės mes pakeis galim labai greitai. Ko mes negalime pakeisti savyje? Tų vidinių įsitikinimų. Jeigu jie yra įdėti, bet kas yra mokykloje svarbiausias mokslas? Aš visą laiką su šito kovojau ir visą laiką mane kaip į beprotę žiūrėjau. Tai, kas vadinasi pamokos. Etikos pamoka. Pirmas numeris, antras numeris yra matematika, logika ir trečias dalykas literatūra. Visa kita yra ten, ir istorija. Taip? Tu gauni visą rėmą, bet rėmas yra tavo moralinėse nuostatose. Taisyklių pasaulyje moralė, jinai atkrenta, tu nebegali diskutuoti įstatymo. Aš, pavyzdžiui, dabar dalyvauju absurdo spektaklyje dėl savo tėvelio. Taip? Teismo sprendimai yra dėl Sugilių ir Gražulių, kurie išvadino mano politinį kalinį ir partizaną tėvelį KGBistu ir jų aiškinimas, teisėjos aiškinimas, aš išsityčiuosi dar ir iš tos teisėjos po to. Ta prasme, nes ten yra absurdas. Jisai nebuvo, bet kadangi Gražuliui kažkas sakė, tai gal buvo. Čia ką yra? Jūs, ta prasme, grįžkite į tikrovę. Ta prasme, jau ir faktai virsta kažkokios interpretacijos dalyku. Tai... Jo, bet, žinai, bet aš dabar iš ko klausiausi, ir kas yra pavojinga, man šitam tekste ne tik, kad pavojinga, bet... Tas tekstas yra daugiaplanis, ten yra... Ne, tekstas yra labai, tekstas iškelia tikrai tas... Taip, esminės bėdas, bet kad visa tai, kas nepatinka tikrovėje, mes dabar galime priskirti, maždaug, žinai, liberalams, nusakysim. Ne, kas yra baisus nusikaltimas. Bet lygiai taip pat mes interpretuojam tikrovę Trumpo tikrovę. Mums nepatinka Trumpas, tai mes turime dvi interpretacijas. Viena, jis yra psichas, antra interpretacija, jis yra rusų agentas. Čia visame šitame spektre telpa visa Trumpo interpretacija Lietuvos kontekste. Trumpas Lietuvoje yra
daugumos galvose suvokiamas kaip žmogus, kurio darbas yra pasirūpinti Lietuvos reikalais. Tai yra amerikiečiai išrinko žmogų, kuris, ne, mūsų reikalais turime pasirūpinti mes, mano supratimu. O Trumpas tai ten, aišku, gali įvairiai vertinti, bet matai, bet aš tikrai sutinku su to, kad tu Vytautas. Labai panašiai kaip Putinas, sakysime, bet sakau, gal jis, aišku, skiriasi, bet prieš, sakysime, kaip ir Trumpas, mes labai, čia irgi yra susijęs su mūsų mąstymu. Mes atrandame, mums reikia atrasti priežastį, kodėl tikrovė nėra tokia patogi arba prieinama. Ir kaip čia taip gerai sėdėjau, geriau kavą ir dabar bang sugriuvo. Problema, kad Trumpas išsivystė iš tų problemų, kurios buvo, o mes taip sakome, kaip buvo viskas gerai. Čia mes labai mėgstam kartais sakyti, kaip viskas buvo gerai, paskui atėjo nepriklausomybė, vieni sako. Arba kaip viskas buvo gerai, paskui prasidėjo karas. Kaip viskas buvo gerai, o paskui atėjo Trumpas. Nėra taip. Ta prasme, nėra taip, kad viskas buvo gerai. Paprasčiausiai galbūt galima buvo ignoruoti problemas, kol jos netapo, kol jos neperėjo į kažkokį tai kitą lygmenį. Dabar mes sakome taip, yra labai skaudu, kai atrodo kažkas tai nėra laikomasi sutarčių, kai yra tai, ką mes matome, sakome, kai balta, sakoma juoda. Bet iš principo pati idėja, kad ar mes privalome apsiginti patys, ar mes privalome pasirūpinti patys, mus tai kažkodėl tai labai įžeidžia. Nu, ta prasme pasakymas. Ir tas yra va truputį nesąmonė. Lygiai taip pat kaip pati globalizacija, žinai, buvo pagrįsta, va tas yra įdomiausia, kad pati globalizacija, visa idėja, buvo pagrįsta tokiu grinai viską kurmiai skaičiuokime, o ne šalin vertybės pereikime prie skaičiavimo, liberalų skaičiavimo. Praktiškai Trumpas labai tą elementariai pratęsia. Jis sako, gerai, jeigu skaičiuosime, bet skaičiuosime negalvodami apie kažkokias tai ten jūsų bendras korporacijos, ne jūsų skaičiavimo logiką, o skaičiuosime, aš iš amerikonų pozicijos, aš iš savo, kaip aš suvokiu, aš paskaičiuosiu kitaip yra, irgi, jeigu tik tai skaičiavimo. Kuo skiriasi nuo tų skaičiavimų, kurie buvo susiję tenai su globalizacija, kad irgi ten tos tarptautinės korporacijos veikia. Iš principo nieko yra kitas, tik tas skaičiavimas jau yra mums arba nepatogus, jis jau kažką tai keičia ir mes tada labai į tai reaguojam. Aš noriu pasakyti, kad aš nenoriu pasakyti, man Trumpas patinka, tuo labiau. Aš nenoriu pasakyti, kad man patinka ta reakcija Trumpo, bet aš noriu pasakyti, kad ta Trumpo reakcija yra veidrodžio pastatymas. Tai yra pirmas dalykas, pamatymas tave veidrodyje, o nėra taip, kai mes sakome, buvo balta, dabar staiga tapo juoda. Ne, iš esmės mes pamatėme veidrodyje. Juo labiau, kad tai yra labai pavojinga, kai tu savo visą užsienio politiką grindi kažkokiais tai įsitikinimais ir nostalgija. Mes, reiškia, užaugome visi tame pasaulyje, kuriame Jungtinės valstijos užtikrino Europos saugumą ir mes tai priimam kaip savaime suprantama duotybę, nors istoriškai žiūrint į Amerikos istoriją, Amerika daugiau savo istorijos laiko yra buvusi izoliacionistinė valstybė, kuri sakė, mus skiria nuo viso pasaulio du dideli vandenynai, ir jūs ten peškitės dėl savo ten anksčiau, ten 19 amžiui, tai ten europiečių imperijos ir religinis fanatizmas, o ten Azija iš viso nebuvo įdomi. Tai tas po antro pasaulinio karo, tas Amerikos toksai internacionalizmas, įsipareigojimas Europos saugumui, įsipareigojimas užtikrinti taiką Azijoje, Japonijos saugumo užtikrinimas, tai yra išimtis, o ne taisyklė. Bet tą išimtį mes priimam kaip taisyklę. Nes jinai mums patogi. Nes mums jinai arti, jinai mums ir patogi. Mes visada norime įsivaizduoti, kad turi, ir dargi sugalvojo, dabar galima net vaikams nesimokyti mokyklo istorijos. Koks beprotis padarė. Dėl ko aš sakau, skaitykime istorijos knygas. Elementariai paskaitykime istorijos. Mes dabar stebėmės, kaip elgėsi Trumpas, sakysime, su Zelenskiu. Žinai, čia viskas yra. Bet elementariai paskaitykime antras pasaulinis
pasaulinis karas. De Gaullis ir Amerikos prezidentai. Turbūt blogesnių santykių nėra. De Gaullis pyksta ant Amerikos, amerikiečiai pyksta, kodėl De Gaullis trukdo jiems gyventi, jie nori bendrauti su Vichy režimu, jie jau ten turi užmesgę santykius ir sako, jeigu ne De Gaullis, Čerčiliui viskas būtų gerai. De Gaullis nekenčia Amerikos ir sako visą laiką, nu, palaukit, amerikiečiai visada išduos. Dabar dėl to, kai mes Makroną girdim sakymą ir mes kartais galvom, kaip prancūzai tapo, tai iš esmės tas pats De Gaulio pasakymas, kuris jau kuris kalbėjo nuo antrojo pasaulinio karo. Nepasitikėkime amerikiečiais ir nes amerikiečiai, nu, mes turime patirtį, kad, nu, jūs taip, jums visiems buvo gerai, kaip jis sako, žinai, jūs visi tenai taip sutelkėte yra, bet De Gaulio santykiai su Amerika buvo labai tokie, nu, prosukastus dantis iš principo. Ir tada, o mes taip imame tą, vat, kažkokį, tai, žinai, modelį, kuris ypač, vat, Lietuvoje, vat, Lietuva tai irgi buvo labai tokia, šitas su savo tokiu proamerikietišką manierą, kai mes sakėme, kad Amerikos čia kritikuoti negalime, tai yra mūsų patys geriausi, nuostabiausi partneriai, jie visada teisūs, jie visada, palaukit, jeigu jie visada teisūs, tai mes, nu, labai natūraliai pratęsime tuos dalykus. Aš turiu meni, kad, na, kaip aš... Kaip dabar, čia dabar atsiranda tas... Jeigu jie visada teisūs, tai dabar jie irgi teisūs. Nu, pagaliau mes, sakau, nu, iš esmės... O dabar mums nebepatinka. Įsivaizduokime, jeigu nebūtų Ukrainos karo. Dabar vat veiko, atmeskime, Ukrainos karas vat nebūtų įvykę, tai aš net neabejoju, kad mes ir toliau būtume kalbėję, jeigu nejaustume tokios vat labai aiškios grėsmės, mes ir toliau būtume kalbėję, kaip ten ta Europa kažką tai net, nu, mes ieškotume kažkokio tai kito, jie kažko ne, bet dabar, kadangi, kaip sakyti, kadangi jau labai aiškus padariniai, mes matome, kad, nu, turime keistis, nu, galų gale jau tie dievai, sakysime, aš sakau, aš netikiu, kad tie dievai, tu gali juos taip lengvai sukurti, bet viengi atradęs pirmiausia, vat, kaip sakyti, į dievų sugrįžimą turi atsirasti klausimasis. Tam, kad atsirastų dievai, nu, vat, kaip sakyti, malda, tai mes labai dažnai irgi įsivaizduojam, žinai, santykis su dievu, kad tai yra kalbėjimas. Ne, malda yra pirmiausia klausimasis. Ir apskritai turi, jeigu mes norime apskritai kalbėti apie moralinę tvarką kaip tokią, nu, kaip sakysime, kurie atsiranda, tai turi atsirasti kažkokia tai pagarba tikrovė, turi atsirasti, na, toks vat, kitas vat, ryšys, nes mes dabar gyvename ir ką vėlgi išreiškia Trumpas elementariai, bet ką gyvename, mes gyvename socialinio darvinizmo sąlygos. Elementarus buvo socialinis darvinizmas, kuris atsirado XIX amžiuje ir kuris buvo iš esmės stipriausias, pat iš principų išlieka, tik tai viskas buvo gražiau ten užmaskuota ir tada, kai mes kalbam apie taisyklės, visada mes sakydavome, nu taip, taisyklių tvarka, bet galiausiai taisyklės, nu palaukit, o ką reiškia kalbėjimas apie taisyklės, o Tibetui galiojo taisyklės kažkada, tai ne. Tibetui niekada negaliojo taisyklės, nes, nu, jie tarsi iškrenta iš vat konteksto tenai. Arba tenai kažkur tai kitur negalioja taisyklės, vat yra. Ir supranti, ir mes taip kažkaip tai labai, bet ten, kur mums labai jau nepatogu, tada mes jau reikiame, tada taisyklių negalioja. Tai man atrodo, kad mes pirmiausia turime paklausti tą klausimą, apie ką yra Europa, apie ką mes esame, iš esmės, kas mes esame. Nu, žinai, bet tas dievų sugrįžimas, tai iš esmės yra klausimas, kas mes esame yra iš esmės. Nes silpni dievai, tai buvo toks bandymas, sakymas, nu maždaug čia įsivaizduokime, toks dalykas, kad tam tikromis temomis nekalbame. Apskritai tam tikras temas išmetame, nes tos temos gali grąžinti fašizmą, tam tikros elgesio būdus mes irgi nekalbam, įvedam tam tikrą, nu, vat, liberalią diktatūrą, vadinkime, kuri yra, nu, mandagi, nu, patogi, nu, niekas nemuša, niekas niekam nedaužo snukio, o jeigu dabar, vat, galima ten paprasčiausiai nekalbėti apie religiją, vat, visus tarsi išmesti tavo tautiškumą, išmesti tavo religiškumą, nu, tarsi šitas tai neskauda, nu, čia, vat, kaip Hainsas, vat, rašo šitą dalyką. Ir elementariai pasirodė, nu, kad žmogus, nu, nereaguoja. Ta prasme, elementariai pasirodė, jeigu net krikščioniškom kategorijom taikyti, kad blogis tada suklėsti. Nu, blogiui reikia, kad geri žmonės nieko nedarytų. Tada iš esmės pamatai, kad blogis klesti, kad nėra jokio pylimo statymo blogiui. Tada staiga pamatai blogį ir nustembi, betgi mes susitarę buvom.
Galima čia pratęsti ir man atrodo šita tema yra artimai ir Aušrai. Čia ne per seniausiai nuskambėjo, keletą kartų nuskambėjo žodis nesureikšminkime, ar ne, iš Daukanto aikštės. Ir tas žodis nesureikšminkime jį pasigavo ir man atrodo labai taikliai pasigavo Ingrida Šimonytė ir sako, čia yra mūsų epochos politikos išraiška. Nieko nesureikšmim, nusiskausminkim, nes, sakykim, vyksta blogi dalykai, Trumpas ten kažką tai daro, bet žiūrėkite, nekelkim bangų, visi būkim ramus, nes užsienio investuotojai gali išsigąsti ir nebeateiti, tai čia Palucko versija, o Nausėdos versija labiau prieš karą irgi. Savaitę iki karo, nustokit kalbėti Ameriką apie karą, nes investuotojai neteina. Tai šitas žodis nesureikšminkime yra politikos išstumimas iš mūsų apyvartos. Bet tas žmogus, kuris tą žodį pasakė, labai sureikšmina, kai kas nors pajudina jo ten kelnių ilgį, ūgį ar bet žiūrėkite, matote, čia tie paprastai, kurie šneka, labiausiai sureikšmina save. Aš bijau jau čia, aišku, kad beveik atskira tema, bet vėlgi grįžtant prie Zigmundas Baumanas yra įvedęs tą, žinai, kategoriją, bet adioforizacija. Kas jis adiofora. Adiofora tai yra dar iš antikos laikų atsiradęs tas terminas, kad tai yra nereikšmingi dalykai. Moraliniu, ta prasme, tai yra iš principo vieni dalykai yra geri, blogi, o kiti yra adiofora, tai yra tas, kas nesvarbu. Ta prasme, tai yra nesureikšminkime dalykai. Ir ką jis sakė, kad jis yra apie žydus, klausimo holokaustą, kas atsiranda 20 amžiuje. Jis vyksta adioforizacija, tam tikrų žmonių visiškai, kaip sakyti, arba tam tikrų temų nureikšminimas ir sakymas, šitas nereikšmingos temos. Tai pavyzdžiui, tokios nereikšmingomis temomis prisiminkime, kad tapo tikėjimas, iš esmės buvo, kaip tolerancija sakoma, nesvarbu galia. Apie ką negalima šnekėti prie stalo. Taip. Tai va čia adioforizacija tam tikra. Apie politiką ir religiją. Apie asmenį nekalbėkime ir tada diskutuojam, kokią šakutę valgysim, kokį krapą. Jo, bet adioforizacija, kuo yra pavojinga, reiškia, kad tam tikros nepatogios temos, ta prasme, bet čia aišku, arba nepatogios grupės, ten sakyti, Romai ar dar kažkas, tai jie paprasčiausiai, tai yra nereikšmingi. Tibetas, adioforizuokim, ta prasme, tai yra nereikšminga tema. Galia užskliauskim ir galų gale eikime prie to, kas reikšminga. Tai aš manau, kad tai vyksta ir vėlgi pažiūrėkime. Bet kas įdomu, kad tai, kas reikšminga, pasako politikai, o nebe žmonės pasako, kas yra reikšminga. Keliuks pastaba. Bet pažiūrėk dabar, Vytai, bet jau tas absurdas. O vadinasi, tai demokratija. Kažkodėl. Tas absurdas jau yra seniai pasidaręs, jeigu tu matai, kad mūsų elementariai žiniasklaida ir žiniasklaida, kas eina diskutuoti į laidas apie kažkokį tai, pavyzdžiui, kas yra teisingumas. Ateina politikai ir jie diskutuoja kažkodėl tai. Arba ką reikia kažkur daryti. Mes manome, kad pakvietę politikus ir staiga juos pavadinę ekspertais, jie pasakys kažką tai. Jie net nepriims sprendimus, bet jie nustatys tarsi. Jie yra tokie tarsi tie gautiniai filosofai, kurie visiškai ekspertai, kurie pasako. Palauk, tai pirmas ekspertas čia yra žurnalistas su prastu išsilavinimu, nes jis paima tą, kurį įsivaizduoja esant ekspertu. Šitaip atėjo šitas aukštas ir gražus. Jis iš tikrųjų už reklaminius Vilniaus banko pinigus buvo amžinai rodomas ir kadangi atrodė solidžiai ir aukštas, tai susidarė įspūdis, kad jis neša ekonominę. Ir visi sakė, jis ekonomistas, aš sakiau, jis apie ekonomiką suopračio neturi. Nes jis nusikalba. Bet suprantate, bet tai žurnalistai neišsilavinę nustato. Čia supranti, čia tu negalėtum tų politikų varyti. Politikų darbas yra kalbėti, bet to, kuris klausia ir kviečia, darbas surasti, kur jo mąstyme politiko yra klaida. O jie šito nedaro. Aš nevarau politikos, tik sakau apie tai, kaip formuojasi tam tikra choreografija, kaip formuojasi tam tikros struktūros. Bet tu sutinki su mano papildymu. Ne, taip. Bet dabar žiūrėkime, dabar kadangi liko Vytautai, tai dabar pabandyk apibendrink, kaip tu žinai, nes ta diskusija buvo tokia, galbūt ji ir sąmoningai buvo tokia, kaip sakyti, labai išplečianti, ta prasme, arba daugiau klausimus kelinti, bet dabar, ką tu apibendrintum? Kas tau svarbiausia atrodo? Tame straipsnėje turėjome. Tame straipsnėje taip.
Tame straipsnėje, man atrodo, labai svarbu tai, kad tas elementas apie politikos sugrįžimą. Politikos sugrįžimas tai yra demokratinės kontrolės sugrįžimas į politikos centrą, ar ne? Ir mano supratimu Trumpas ir Trumpo iškilimas arba antrasis apsireiškimas, jeigu galima taip sakyti, tai jis rodo tą troškulį Amerikos visuomenėje susigrąžinti politinę kontrolę, susigrąžinti demokratinę kontrolę žmonėms. Kaip tas vyksta, tai čia kitas klausimas, bet neabejotinai yra tai, ką straipsnio autorius minėjo, kad tie silpnieji dievai, ta atviros visuomenės ortodoksija, jis savotiškai technokratizuoja ir politiką, jį paverčia tai biurokratiniu procesu, o biurokratinis procesas nėra pavaldus žmonėms. Tai susigrąžinti tą demokratinę kontrolę yra labai svarbus dalykas. Kitas dalykas, kas man atrodo labai svarbu, aš kažkaip tai, sunku tai įvardinti, kodėl aš taip galvoju, bet man atrodo, kad vis tik tai mes išgyvename savotišką epochos lūžį, ar ne? Tai yra laikotarpis, kai iš tikrųjų baigėsi kažkokia tai reikšminga epocha. Tai galima tas epochas matuoti skirtingai. Pačiame straipsnėje buvo paminėta, kad, štai tai, ką dabar daro Trumpas, tai analogas Amerikos visuomeniai buvo tik tai Frank Delano Roosevelt su savo New Deal. Iš tikrųjų, aš matau daugiau tų tokių epochinių, tokių arkų. Viena tai, pavyzdžiui, būtų pilietinių teisių epochos pabaiga, ne ta prasme, kad Amerikoje matome pilietinių teisių, savo kažkokį tai ten sumenkinimą, bet būtent tos pozityviosios diskriminacijos arba to affirmative action eros pabaiga. Tai šita epocha prasidėjo su pilietinių teisių įstatymais 1964 metais, prezidento Johnsono administracijos laiku, ir iš esmės ta pozityvi diskriminacija, kai buvo ieškoma, kad visur turi atsirasti kvotos mažumoms ir ypatingai afroamerikiečiams, ar ne, kurie buvo segreguojami ir ta segregacija buvo baisi, tai ta prasme visi, kas truputėlį Ameriką domėjosi, segregacija Amerikoje buvo sunkiai įsivaizduojamas dalykas, tai čia kaip prigimtinė nuodėmė, tos šalies. Tai tas pilietinių teisių era, kuri prasidėjo 64 metais, dabar Trumpas pasakė, kad mes nebeįgyvendinsim šitų pozityviosios diskriminacijos aktų, arba kitais žodžiais tariant, nebepersekiosim korporacijų, nes iš esmės tai našta įgyvendinti tą pozityvę diskriminaciją buvo permesta korporacijoms, kurios turėjo užtikrintas kvotas. Tai čia viena arka, kuri yra galima. Kita arka, kai kurie lygina Trumpo dabar visą šitą, sakykime, geopolitinę reorientaciją ir tą suartėjimą su Rusija, su Nixono politika, su Kinija ir su Sovietų sąjunga. Nes prisiminkime, iš pradžių jie su Brežnevu susitarė dėl to vadinamo détente ar santykių atšilimo. 72 metais pasirašė pirmasias ginkluotės kontrolės sutartis. Dabar, jeigu bandai racionalizuoti, ką iš tikrųjų Trumpas nori pasiekti, tai gali matyti, kad iš tikrųjų nori nukreipti savo dėmesį į Kiniją, ir Rusija čia yra žaidėjas ta prasme, kad Rusija turbūt desperatiška išvengti to apsikabinimo su Kinija visiems laikams, nes tada praranda bet kokią strateginę alternatyvą. Tai šia prasme irgi matyt galima lyginti su tam tikra savotiška, čia jau nebe eros pabaiga, bet labiau toksai susisiejimas su tuo, kas buvo daroma Nixono administracijos laikais. Trečia arka yra grįžimas į izoliaciją, Amerikos izoliacija, kuri yra, kaip minėjau anksčiau, labiau taisyklė Amerikos istorijoje, negu kad išimtis. Atsiminkim, kaip
po pirmo pasaulinio karo prezidentas Wilsonas, kuris buvo pirmasis Amerikos toks internacionalistas, sakė, va, dabar mes turime užtikrinti, kad pasaulis būtų saugus demokratijai. Tai jo tas bandymas buvo labai trumpas. Kongresas jį labai greitai užtrumpino, visas tas iniciatyvas. Amerika pasitraukė iš tautų lygos ir paliko Europą aiškinti savo santykius tarpusavyje patiems. Nes tai yra natūrali Amerikos, labiau natūrali Amerikos būsena būtų užsidarius savo reikaluose, Amerika pirmenybę teikti savo reikalams, kas yra natūralu, vietoj to, kad vaikščiot po visą pasaulį ir bandyti užtikrinti jo gerovę ir saugumą. Ir amerikiečiai nebegali savo to leisti. Amerikos užsienio skolos aptarnavimas kainuoja tiek pat, kiek jų gynybos biudžetas. Jų gynybos biudžetas yra apie 800 milijardų dolerių per metus. Jų skolos aptarnavimas, vien palūkanos yra 800 milijardų dolerių per metus. Ir tai auga. Tai jie sako, žiūrėk, mes nebegalim savo leisti šitos prabangos. Dalinti saugumo garantijas į kairę ir į dešinę. Tai viena bėda, kad mes tau neleidome kalbėti, nes klausimas, nes tavo tas apibendrinimas, tai jau viskas yra, dabar kad viskas yra gerai, bet mes neleidom. Taip, dabar tu apibendrink. Aš pasakysiu savo apibendrinimą, jis bus tikrai labai trumpas. Ko nėra tam straipsnėje, kuris man patinka ir kas man, kaip šitai aušrai, kuri čia sėdi, yra du dideli dalykai. Kas atsitinka, kai ateina stiprus dievai? Pirmas dalykas, mažom tautom tai nieko gero, nes stiprus dievai dalinasi savo stiprius laukus, tai aš čia labai turiu, taisyklės mums padėdavo, taip, tai mes pakliūvome į pirmą lauką, kur aš matau problemą, antras laukas, aš atstovauju tą antrąją lytį, taip, ar pirmą, nežinau kokią ten. Moteris ir aš žinau, kad paprastai tai nieko gero irgi su visom tom kvotom nežada. Ir mes turėsim su to problemų tikrai dabar didesnių. Ir aš vis vien noriu pasakyti, kad kaip sprendimą, kad vis dėlto reikia kažkokios ir situacijos suvokti, kad dabar ir iš tikrųjų tas tikrasis perversmo laikotarpis, ne 90 metai, dabar pasaulis keičiasi. Ir iš tikrųjų, čia dabar pradedi galutinai suvokti, ką reiškia, kad nelinkiu tau gyventi perversmo laikais. Ta prasme, nes tu matai perversmą, nes tau reikia visą pasaulio vaizdą keisti, ypač jeigu tu esi mažos tautos atstovas ir dar moteris dar labiau turi keisti. Ir kur reikia ieškoti? Reikia ieškoti ten pat savyje, savo tikėjime, savo įsitikinimuose ir bandyme kiek įmanoma esamoje situacijoje vis dėlto išlikti tuo žmogum, kuris mato kitą, supranta kitą ir jam padeda. Tai man atrodo, čia yra tas didysis religijų kvietimas, visų didžiųjų religijų, ir aš tikrai manau, kad jį reikia labiau atsigręžti. Gerai, tada aš pabandysiu apibendrinti, kad man tai šitas tekstas yra svarbus ir apskritai mūsų tas kalbėjimas kaip apie pastangą grįžti į mąstymą su alternatyvom, nes mes per daug ilgai gyvename mąstymę be alternatyvų, tai nesvarbu, kad, sakysim, liberalizmas, nepaisant to, kad buvo daug kalbama apie dialogą, iš principo sakė, jis tiek išmetė temų, kad galiausiai gavosi mąstymas be alternatyvų. Ta prasme, kuris yra problema. Ir aš man atrodo, kad problema, kad tas veda mąstymas be alternatyvų, tai, kad matome beveik visose visuomenėse pasidalimą 51-49. Ta prasme, ir kažkas tai laimė, kažkas tai pralaimė, ir tada yra dvi pusės, kurios yra, tarp kurių didėja pertrūkis, kurios labiau nesusikalba, ir tada būna arba vienos pusės diktatūra, arba kitos pusės, taip, diktatūra, vadinkime. Taip. Ir šiuo atveju man, teikia viltį, kad aš matau, kad aš galiu su juo visiškai nesutikti dėl išvadų, bet aš matau jo rūpesčius, kurie yra bendri su mano rūpesčiais. Ir aš matau tą bendro rūpesčio erdvę, kurioje mes galime kalbėtis. Aš matau būtent tą susikalbėjimą. Ir šiandien didžiausia kvailystė yra tyčiotis ir paprasčiausiai ir sakyti iš kito, ir galvoti, kad nes toliau kovoti maždaug su tom, žinai, su tokiom žodžių haubicom.
Tai aš jį sunaikinu ir galvoju, kad aš jį nutildau ir tada aš laimiu, bet būtent suvokti, kad galų gale, net ir paėmus Lietuvą, aš manau, kad iš šeimų maršas man labai yra sudėtingas ir intelektualiai judesys, bet aš žinau daugybę žmonių, kurie tikrai jaučia rūpestį šeimą, kurie galbūt supranta, arba kurių rūpestį šeima, bet jis yra toks rūpestis moralinė kažkokia tai tvarka. Jiems tas suvokimas, kad viskas kažkokia tai yra, jie jaučiasi, kad kažkas tai iš jų atima. Aš sakau, ne, galiu sakyti neatima, bet palaukit, jeigu žmogus taip jaučiasi, reikia tą gerbti, išgirsti, suvokti ir bandyti kalbėti, kad iš esmės. Mes suvokime, kad man buvo labai sunku, kai aš buvau Seime, suprasti, kad aš esu agresorius. Daugeliu žmonių, nes aš nesijaučiu, aš jaučiuosi labai geras, koks aš čia agresorius. Bet tikrai daug žmonių išgyveno kaip tai agresorius. Aš skaitydamas Ryansą galiu suprasti, kame jie mato agresiją. Nesvarbu, tai galima sakyti, kad jos ar yra, ar ji nėra, bet tai ryškiai yra žmonės, kurie, kaip sakyti, mes galime susikalbėti, man atrodo, mes galime daug kur susikalbėti, tai nebus paprasta, tai nėra paprastas toks judesys, kad dabar, žinai, pradėkime kalbėtis, bet pajausti kažką, tai perimti, sakysime, pripažinti tą bendrą rūpestį, sakysime, grįžti prie tų tam tikrų dievų, nesakyti, kad tai yra kvailystė, nesakyti, kad, žinai, tai, ką jūs kalbate, yra visiška nesąmonė, retrogradija. Žinau, kad dar reikia palaukti 100 metų, vyksta progresas ir viskas tai išnyks. Maždaug, nes kartais mūsų kalbėjime, tam vadinkime, kad žmonės girdėjo, tam vadinti progresyviam liberaliam kalbėjime, jie girdėjo maždaug, reikia tik tai laiko ir jūs išnyksite. Žinai, kaip regiono žmonės girdėjo kalbėjimo Vilniuje. Jūs esate atgyvenus ir jūs esate nesvarbus, po kurio laiko dabar tik tai reikia laiko ir jūs paprasčiausiai, žinai, sunyksite, išnyksite. Ir tada, klausimas, palaukit, tai yra agresyvus kalbėjimas ir tai nėra demokratija, tai yra tam tikros grupės žmonių primetimas savo gyvenimo būdo visiems. Ir iš esmės tai, ką daro Trumpas, vadinkim, jis sako, yra radikaliai kitas gyvenimo būdas, kurį aš bandau primesti. Tau tai nepatinka, bet tu iki šiol tą visą laiką darei pats. Ir tada šitoje situacijoje tada sustoji ir pradedi galvoti, kaip išeiti iš šitos situacijos, kad, man visiškai nepatiktų, kad, pavyzdžiui, kitas variantas dabar būtų atsakymas anti-Trumpas. Ta prasme, radikaliai, ten, pavyzdžiui, koks nors ten atėjimas dabar būtų radikalus, vėl, sakysime, švytuokliai kitą pusę. Ne, man atrodo, kad mums reikalinga išeitis yra visai kita. Bet aišku, kitas dalykas suvokti, kad bet kokia utopija žemėje yra nesąmonė ir ką krikščionis moko, kad visą laiką tikrovė yra turtingesnė negu taisyklės ir čia yra kiekvieno mūsų asmeninis irgi įsipareigojimas, ką sakė Tomas Akvinietis ir kartojo, kad kiekvienas tironas, kiekvienas diktatorius yra tam tikra dovana mums, kad mes moraliai kažkaip tai augtume. Tai šiuo atveju jis niekada nesakė ir jis sakė, kad, ir man atrodo ir šitą situaciją, šitą situaciją sunku priimti kaip dovaną dėl to, kad labai yra karas. Ta prasme, labai mes fiziškai tą jaučiame tokią dalyką, atominis ginklas. Žmonės miršta galų gale. Bet žmonės miršta, tai sakau, šitas žmonės miršta ir kaip krikščioniškai galima tada pasakyti, kad svarbu kalbamės ir svarbu tikrai suvokime, kad dabar paprasčiausiai galvodami, kad Trumpas yra vienintelė mūsų problema ar problemos šaltinis, mes apgaudinėjame save. Tai tiek.